Mere, prašom. Ir geriausios sėkmės jums. Kitąmet Plungės rajonas užsidės Lietuvos kultūros sostinės karūną. Plungės merė įsitikinusi, kad prie šio laimėjimo prisidėjo visi to miesto meno žmonės. Vieni jų siūlė surengti sakralinės muzikos keliones, kiti išnaudoti sovietmečio statinius ir juose įrengti modernios kultūros erdves. Treti prisidėjo šviesos ir muzikos instaliacijų kūryba. Plungės merės teigimu, Lietuvos kultūros vardo siekti paskatino ir jau senokai šį miestelį garsinantis Oginskio festivalis, kuris pritraukė gausų klasikinės muzikos gerbėjų būrį. Kiekvieną vasarą turime kažkokią tai pavakarę to parko erdvėje, visada ten yra daug žmonių, nes aplinka, kur vyksta, dar yra labai svarbu. Tuo požiūriu mes turime platelius netoli, tie visi koncertai, visi renginiai, jos yra tokioje aplinkoje, kur žmonėm yra malonu ateiti. Tai yra, aišku, tai mus truputį sukelia rūpesčių, ta prasme, kad mes labai priklausom nuo oro sąlygų. Komisija, vertinusi miestų pasiryžimą garsinti Lietuvą, sako, buvo nustebinta, kad net ir sunkmečių daugelis nepamiršta savo krašto istorijos svarbos. Pavyzdžiui, Anykščiai ateinančiais metais kviečia visus Lietuvos abiturientus keliauti po Anykščių šilelį su Antano Baranausko literatūra, o druskininkai pasiklausyti Žvaigždžių sonatos, kuri paremta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba. Tačiau Plungės pasiūlytos istorijos ir meno kelionės po Žemaitijos kultūrą komisijos vertinimai įdomiausios. Jeigu zarasai sutelkė vienam savaitgaliui į unikalią salą, surengdami menų mugę, tai Plungė sugebėjo visos vasaros ir rudens sezonais pateikti labai plačią, turiningą, įdomią kultūrinę programą, kviesdami per Plungę pamatyti Žemaitiją. Plungei idėjoms įgyvendinti kultūros ministerija žadėjo skirti 300 000 litų. Tačiau ar visa suma pasieks miestą, bus aišku patvirtinus kitų metų valstybės biudžetą. Reporterė Rita Gečiūnaitė, Vilnius.